Potencialo paskirstinimas įelektrintame metaliniame laidininke gali būti pademonstruotas naudojant elektroskopą ir sudėtingos formos metalinį kūną, kurį sudaro cilindrinė dalis ir dvi galinės dalys, viena iškili atsikišusi, kita įgaubta, einant į cilindro vidų. Įkrovimo tankis šiose dalyse yra skirtingas, tačiau visas laidininko paviršius yra potencialus. Tai mes galime parodyti bandomuoju rutuliuku vedžiodami sudėtingos formos laidininko paviršiumi. Įeinant į vidų ir apvesdami juo iš išorės skirtingose dalyse, mes matome, kad potencialas visur vienodas, kadangi elektroskopo rodiklė visais atvejais yra pasvirusi vienodu kampu.